Sveiki atvykę į mūsų tinklalaidę, podcastą, kaip Dvytis sako, kaip nepavadinsi, taip nepagadinsi. Kaip tu dabar? Kaip tu dabar? Su jumis sveikinasi Vytis, geštalto terapeutas ir Liubov, geštalto terapeutė. Ko mes šiandien susirinkome? Kalbėti apie kažką. Apie kažką. Kažką? Tas kažkas? Kontaktas. Labai... Mes šiek tiek minėjom, ne tai, kad minėjom, bet praeitą kartą mes kalbėjom apie santykį. Jo. Ir ten šiek tiek buvo, kad man asmeniškai, kad gilus santykis yra ryšys, artumas ir kontaktą, aš irgi minėjau. Nu jo, aš sutinku, nes aš nieko neatsimenu. Aš atsimenu. Aš tiesiog kažkaip prisiminiau dabar bešnekėdama. Ir galvoju tiesiog, kad galbūt ne visiems gali būti aišku, kas tas kontaktas yra. Nu jo, jeigu paėmus tą žodį kontaktas, taip labai, žinoma, tai labai formaliai skamba, žinai, toksai kažkoks būkime kontakte, kontaktuokime, kad susikalbėtume. Aš jau gal biškį užbėgu į priekį, žinai, kad kažkas vyktų, bet šiaip pats žodis labai skamba formaliai, labai kažkaip galbūt, žinau, man asmeniškai. Tau, ne? Tau kitaip gal? Man skamba tas žodis apskritai. Kai aš galvoju, kad mes šiandien šnekėsime apie kontaktą, man aš vis į galvą atsimintis, kad aš nieko nežinau, kas tas kontaktas yra. Kas iš tikrųjų nėra tiesa. Aš gal žinau tą mintį šitą palaikau, nes iš tikrųjų paimti kontaktą ir įrišti į žodį, arba į ranką, arba į rėmus įdėti, tai yra neįmanoma. Aš man taip pasakyčiau. Tai yra kažkas neapčiuopiamo kartais. Ne taip aiškiai apčiuopiamo. Jo, ir dar plus kažkaip čia, mesgi neturim labai, kažkaip taip konkrečiau tarsi aš ieškojau, kaip bandžiau net jau knygas bandžiau skaityti tam, kad kažkaip ne taip plačiai, neišeinant už ribų kažkokių, bet būtent įvardinti, kas tas kontaktas yra. Ir kuo toliau aš skaičiau, kuo toliau aš bandžiau suformuluoti. Kuo daugiau gilinaisi. Kuo daugiau gilinsi, to daugiau aš jaučiau, kad aš susipainioju. Ir pagalvojau, kas su manim vyksta. Kas su manim vyksta, kodėl mane taip, būtent šitą temą taip... Painioja. Norėjau sakyti, bet nežinau, ar tai... Nežinau, ne tai, kad painioja, bet kažkokį jausmą tokį sukelia, kad, aš sakau, kad atsiranda tokios mintis, kad, aš mokiausi ir egzaminą išlaikiau. Ta prasme, aš turėjau, tarsi aš savo iškeliau tokį kažkokį, aš turiu žinot ir mokėti paaiškinti, kas tas kontaktas yra ir aiškiai paaiškinti, žinai. Ir nesinori, žinai, terminais tokiais, kurių tiesiog žmonės, iš tos teorijos geštalto terapijos aš turiu omeny, pradėti šnekėti, kas yra kontaktas, kontakto ciklas, kontakto riba. Man kažkaip norėtųsi. Ir aš supratau, kad aš savo keliu labai daug reikalavimų. Tai man. Labai reikli savo? Ir tai mane tik tai stabdo. Ok. Reikli savo. Tu žiūrėk. Ir ta tema mane gąsdina šiek tiek dar visą šitą patau. Aš manau, tu gerus šaudai tokius, man patinka, žinai, nes kontaktas ir yra gąsdinantis. Jo. Kontaktas ir yra nenuspėjamas, nežinomas. Ir tai gąsdina. Jo. Ir kontaktas yra tada, kai aš esu matoma. Be abejo, tikrai taip. Ir kitas, aišku, yra matomas. Ir kitas mato. Jo, ir kitas mato. Jo. Ir čia aš išeinu su tema kontaktas, būti matoma ir dar papasakoti, kas tas yra kontaktas. Ir aišku, tai sukelia įvairių jausmų, tas pažeidžiamumas toks. Nes... Tai aš, man atrodo, mes labai taip tą įvelkame žodžius, kas yra kontaktas, sakydami šitų žodžius, ką mes dabar sakom.
Nu, aš tarsi... O ką reiškia įvelkam? Turiu minti, kad mes aprašom, kas yra kontaktas. Jo, ir tai va, aš tą ir bandžiau, bet taip tiesiog tarsi per pavyzdį tokį savo ir labiau per patirtį, tiesiog, žinai, teiginį pasakyti. Kontaktas yra... Ir aš kažkaip norėjau va taip pradėti, pasidalindama ir būdama matoma su savo jausmais. Ir... Nes kontaktas ir prasideda dar plius nuo kontakto su savimi. Įsivardymo, kaip mes esam, kokie mes esam. Kokia aš esu, kaip aš jaučiuosi. Nes jeigu aš nejaučiu savęs, nesu su savim kontakte, tai aš negaliu būti su kitu kontakte. Jo, aš taip suprantu, kad tada yra sunkiau save ištransliuoti kitam. Ir tada, kai sunkiau save ištransliuoti kitam yra galbūt sunkiau supras, ką mes norim iš tikrųjų pasakyti. Ir kai kitam sunkiau yra supras, ką mes norim pasakyti, tada mums yra dviese sunkiau susitikti. O kontaktas yra apie susitikimą. Aš gal taip sakyčiau. Jo, tai apie tokį gyvą... Manau, žodis gyvas labai tinka. Tinka, bet gyvas... Ne tiesiog pokalbis. Čia ne tiesiog pokalbis, o čia vat, kai aš būnu aš esu, jaučiu save, bet ir matau kitą. Ir ką tada? Ir kažkas tarp mūsų vyksta. Jo, tas kažkas labai įdomi. Labai įdomi, nes vykti gali daug. Jo. Nes kontaktas ne visada būna malonus. Jisai gali kelti įtampą ir galbūt net dažniausiai, ypač, kai, pavyzdžiui, aš pasakysiu apie save, ypač, kai matomam nėra, kaip čia pasakyti, biški, užstrigau. Skelk, kaip sakosi ir paskui. Kad ypač tiems, kuriem kontakte būti matomam, kadangi kontaktas yra, tai ateinu į kontaktą būti matomam, nėra saugu. Ten, nežinau, dėl patirčių iš vaikystės, ypatingai, kai mane matė, man buvo baisu ir tada aš į kontaktą ateinu su įtampa. Jo, tai, žinai, mintis, kad tai yra viena vertus savotiška rizika. Aš rizikuoju, ateidamas, kad, žiūrėk, dabar aš pabandysiu save pristatyti kitam ir aš, vėl nežinau, kaip kitas su mane sureaguos, gal sakys, tu nesvaik. Kaip sakant, ką čia spangsti, žinai. Kažkai bliama, žinai. Tokios reakcijos nesitikėjau ir nenorėjau. Kažkaip nesigavo čia. Daugiau nedarysiu to, žinai. Iš principo, žinai, bet taip kažkaip. Tai iš tikrųjų yra rizika ir ganėtinai yra svarbu pasirinkti kartus ir tas vietas, kai mes save pristatom kažkur. Mes čia save pristatom dabar. Žinai, bet ar čia bus kontaktas? Žinai, aš dabar čia ir klastionuoju šitą, nes aš neišeinu pilnai kaip aš. Aš išeinu dalinai kaip aš. Čia? Jo, šiuo metu. Ta prasme, būtent įrašinėdamas video. Jo. Nes čia ir nebus to. Čia gali būti kontaktas tarp manęs ir tavęs, bet sunku kontaktuoti su auditorija, nes mes jos nematom. Su tavim gali būti daugiau, žinai, negu su auditorija. Taip, tai vat. Bet vis tiek. Kas? Paskui mes būsim matomi, nes mes paleisim tą video. Jo, ir tada, kai mes paleidžiam video, yra potencialas gauti kažkokį tais grįžtamą į ryšį ir skaityti tą grįžtamą į ryšį ir tada išgyventi kažkokį tais procesą. Ir tada būti kontakte su savim. Jo. Labiausiai gaunasi. Jo, nes negalim, mes girdėdami grįžtamą į ryšį, negalim atsakyti iš karto ir gauti tada iš karto jūsų kažkokią tai reakciją, nes ta reakcija buvo labai atidėta, pavėluota. Kadangi taip pasirodo internetas ir veikia, ne iš karto. Kodėl galima padaryti gyvą transliaciją? Nebent jo, bet jo. Įdomu, kiek prisijungtų pasižiūrėti. 100 milijonų. 100 milijonų. Jo, tai tas kontaktas, jis labai yra įvairiapusiškas, man atrodo, ką mes, aš bet jūs kaip suprantu, gali būti su savim, ne kaip mes kalbėjom, jisai gali būti biški ištęstas, ne iš karto galim gal kažkokį tais ryšį, ne. Ir į žodį kontaktas įeina tas susitikimas su kitu
Išnešimas, Iš tikrųjų. išnešimas, kas yra viškai giliau, negu kad paviršiai. Nu, man tiesiog iš tikrųjų tas norisi kažkaip vėl man užstrigo žodis, ne tai, kad pagilinti, bet kai aš ateinu į kontaktą, neapsimesdamas. Be rolės. Iš tikrųjų toks, koks esu. Vat, paminėti šitą dalyką svarbu, nes, šiaip, kai tiesiog pokalbis, aš ateinu, nežinau, pavyzdžiui, net nežinau, kokį pavyzdį pateikti. Šiaip mes apskritai žmonės linkę kažkokias rolės prisimti. Kaukės užsidėti, nežinau, aš ten. Ir tada tas kontekstas kaip ir nepavyksta. Aš dar taip biškai šitą vietoj pabandysiu, man kokia mintis kyla, kad kaukės tai jo, aš tikiu, kad aš irgi užsidėdu kaukę, turi man užsidėti kaukę kažkokią tais. Bet aš asmeniškai tą kaukę dėduosi nuo konteksto, žinant, kur esu, kai kokio aplinkoje esu. Jeigu aš kažkaip nuskaitau kūniškai ir tai, ką matau ir tai, ką girdžiu, kad aplinka yra gan saugi, aš tada kitokią kaukę užsidėdu, negu kad užsidėčiau priešingų atveju. Ta prasme, kad tu visada užsidedi kaukę ir niekada jos nenusimi, tiesiog keities. Jo, aš turiu minti, kad... O koks tu tikras tada? Tu žinai? Vat ir aš šitą vietą labai noriu įdomu vietą. Ar yra kažkoks vienintelis tikras? Tikras aš? Nežinai. Mes apie kontaktą. Gerai, bet kad būtų kontakte reikia kažką pastatyti kitam. Iš savęs. Tai vat, nežinau, aš tiesiog asmeniškai supratau būtent taip tą vietą, kad aš ateinu kaip aš toks, koks esu, be kaukių, be apsimetinėjimų. Ir tada tas kontaktas įvyksta. Būtent tas gyvas susitikimas, kai tarp mūsų kažkas vyksta, kai aš ateinu, aš toks, koks esu, matau tave tokį, koks tu esi. Be projektų, žinai, be fantazijų savo, matau būtent tave, jaučiu save, matau tave ir mes neapsimetam, mes čia tikrai be tų visokių rolių gyvenimo, o tiesiog Jo, tai aš kaip girdžiu tave, tai jeigu aš kažką kalbėdamas su tavimi jaučiu, tai buvimas tikru yra pasakymas to, ką aš jaučiu tau, kad ir kas tai bebūtų. Jo. Taip suprantu. Jo, pyksti, pavyzdžiui. Ir nebijai man pasakyti. Jo, ir tas sakau, Liuba, aš ant tavęs pykstu. Ir tai yra tikrumas. Aš sakau, aš pavyzdžiui sakau, o ką aš padariau, gal, arba... Suvalgiai mano saldainį. Jo, atsiprašau. Jo, tai tas pasakymas tų jausmų, kad aš kad ir nemaloniu šiuo atveju, ne, kad aš ant tavęs pykstu. Ir tikrų. Tai tikra, kad tai ne tai, kad aš kažką jaučiu, ką aš sugalvoju, žinai. Bet aš saldainį nevalgiau. Nevalgiau, aš juokauju. Bet man dar prie tave tas su kaukėm, žinai. Aš galbūt ant tų kaukių kabinuosi iš kito tokio matymo perspektyvos, galbūt ne iš šitą temą, bet pasidalinsiu tą mintį, tai kad tas tikrumas nuo aplinkos jisai skiriasi. Kaip ir sakiau prieš tai, kad... Jo. Ir mes negalim būti visi vienodi kiekvienam skirtingam lauke. Nes tada tiesiog taip neišeina. Sutinku. Aš negaliu būti, pavyzdžiui, aš negaliu būti prie tėvų toks, koks būnu su tavim. Aš negaliu būti prie draugų, koks būnu su tavim, nes draugai yra kitokie negu tu. Skiriasi. Būna buvimas su tavim, kai buvimas su tėvais, kai buvimas su draugais, kitais mano. Ir taip toliau. Skiriasi. Taip, aš sutinku. Jo, tai va tos kaukės aš dar į ten, žinai, tempiu tai, kad, kad jos tiek, žinai, kažkas pasikeičia, kažkas kitas susideda tokio, žinai. Bet kitas jau. Bet aš norėjau pasakyti, kad mes ir kontakte ne visada galim būti. Pratęs šitą. Tu sakai, kad aš vienoj aplinkoj toks, kitoj aplinkoj kitoks. Ir aš turiu omeny, kad tu ateini į aplinką, tu iškart, nereiškia, kad tu iškart su kažko susitiksi.
Tai ne, aišku, ne. Kad būtų tas gyvas susitikimas, Ne. net su tais pačiais tėvais, draugais. Jo, tikrai neaišku. Nereiškia, vat, ir aš turiu omeny, kad tą kontaktą, bent jau tą, apie kurią aš galvoju, mes kalbam, tai geštaltas apie tą kontaktą, kad jame amžinai visą laiką neįmanoma būti. Jo. Jo, ir tos kaukės, nu mano čia galbūt, mano įsivaizdavimas, kad būtent kai kontakte ir dalinamės, tos rolės ir kaukės, jos tarsi dingsta. Būtent tam kontakte, gyvam susitikime, tam momente. Bet gal čia, man tai toks kažkoks ateina, kad, aš nesėdžiu ir negalvoju, kad galima žinoti. Kas aš šitoje aplinkoje esu. Aš tiesiog matau. Užsidedu tikrumo kaukę. Okay. Užsidedu tikrumo kaukę. Man tarsi, žinai, aš atsimenu, kaip pas mus buvo paskaita būtent apie dialogus, vadinasi. Ir aš atsimenu, tiesiog kažkaip labai tą, kai jinai kaip pasakoja Daiva, atsimenu, man atrodo, vedė Žukauskinė šitą paskaitą. Ir apie tą kontaktą tokį, jinai pasakoja kaip tarsi kažkokį tokį labai ypatingą momentą. Jo. Ir galbūt aš tą kurio aš galbūt pati gal nesuprantu. Aš turėjau mintį, žinai, kas tai gali būti, bet aš nežinau, kas tai gali būti. Iš tikrųjų, žinai, aš manau... Nuo tos paskaitos turėjai? Ne, dabar, kaip pasakėjai, aš pagalvojau, kas tai gali būti per ypatingas momentas. Kaip jisai gali būti jaučiamas. Mintis tokia, kad kai aš su kitu pasidalinu savo tikrais vidiniais išgyvenimais, nebijodamas, aš jaučiu labai... Ir gaunu grįžtamą į ryšį priimanti, kad ir tai, kas bebūtų. Tai negali būti, žinai, kad ten tu šaunuolis, visą kitą. Nebūtinai. Gali būti, kad aš tai matau, faina, kad taip sakai, man svarbu, kad tu tai pasakei. Ir kai aš tai pasidalinu ir girdžiu, kad matau, kad mane pamato, tuo metu aš tikiu, ir man galbūt esu, ne galbūt, manau, kad esu tai patyręs, dabar tiksliai negaliu pasakyti kada, bet tuo momentu labai yra stiprus toksai vidinis, daug ten tokių jausmų persipinančių, bet malonumo, tokio lengvumo, tokio nuostabos, kad jausmai pinasi ir dar galbūt kažkokių tai yra. Dėl ko? Dėl to, kad tai yra labai neįprasta, nes kasdieną tai įvyksta. Ne? Ir tai savotiškai netgi galima apibūdinti, kad net per kūną net nueina tokie kaip drebuliai, žinai, toksai, blemai, žinai, čia kažkas tokio įvyko, kad taip pavyko kažkaip ir man išgirsti, save parodyti ir pamatyti kitą kartu. Kažkaip gal tai turėjo ypatingą momentą to susitikimo, žinai. Čia mano interpretacija. Panašu į tai. Aš taip galbūt įsivaizduočiau, bet nežinau, ar tai... Kiekvienam aš taip įsivaizduoju, kad galbūt tai, ne kiekvienas apibūdintų vienodai, žinai. Jo. Bet kai aš kažkaip, tu išvardini tokius gerus jausmus, kai tai vyksta. Man taip, žinai, pirmoje vietoje atėjo, aš tikiu, kad yra kitokių. Jo. Čia yra kai tas fainas toks susitikimas su kitu malonioji situacija, nežinau, kai esu pamatyta ir aš kitą matau ir mes tarsi viens su kitu susitinkame, bet nebandome keisti viens kito, nežinau, nebandome keisti ir nebandome pasirodyti patys kažkokie kitokie. Pažiūrėk į mane. Jo, aš esu, bet aš ir minėjau, kad gali būti įtampa. Į konfliktas taip pat gali būti kontaktas. Konfliktas, bet aišku, konfliktas, kai apie saldainį dalinasi Vytis, kad aš suvalgiau jo saldainį, kai konfliktas, kai tu pasakai man, kad aš pykstu, o aš nepasislipiu nuo to pykčio arba pati neįsižeidžiu, o būtent sutinku jo pykti taip, o kas vyksta, klausimu, ką aš padariau, kad tu pyksti. Ir Vytis su manim pasidalino, tu suvalgi mano saldainį.
Ir nepabėgti nuo tos situacijos. Nu, vat, aš turiu minėti, kad kontaktas konflikte, kai... Čia jau kitokio pavadžio, jo, liuba kontaktą. Aš biški iš pozityvo, liuba iš tokio... Aš negatyvus. Nu, aš tiesiog... Labai jisai ir toks būna. Nebūna tik malonus, bet būna ir jo. Bet ir numokėjimas būti konflikte, tas nepabėgimas irgi svarbus. Žinai, būna tie momentai labai stiprus, kai aš pasakau, kad tu suvalgy mano saldainį, aš pykstu, žinai. Ir tada būna momentas... Žinai, svarbus, manau, kaip kitas į tai reaguoja. Ai, tai gal tu nupirkti naują? Ai, nu, pats kaltas. Kad pyksti. Pats kaltas, kad pyksti. Nu, ką aš dabar padarysiu, kad tu pyksti? Nu, tokie... Nupyk. Jo, nupyk, o ką? Jo, tai... Galima atsakyti taip, ne? Bet iš karto jaučiasi šaltumas, atmetimas, atstumimas tokio pobūdžio ir tada aš, nu, tada ta įtampa lieka. Jo. Neuždaryta. Neuždarytas girtas. Gal turi minčių, ką galima atsakyti šitoje vietoje, kad to nebūtų? Ką atsakyti vietoje to, kad dėl pykčio? Jo. Tai aš jau prieš tai minėjau. Sorry, aš paklausiau dar kartelį, jeigu galima. Nu, bent jau man atrodo, kad aš minėjau, nu, susitikti su tavo pykčiu ir paklausti taip, aš matau, tu pyksti, gal aš kažką padariau, dėl ko tu pyksti. Jo, okei, Prieš tai sakiau, dabar net pasiminčiau. Sakei, žinot, man atrodo, sakei. Nu... Kaip egzaminę. Aš tai klausiu, man. Ne, čia yra mano. Ne, jo, tikrai sakei, aš kažkaip dabar susirišu. Nu, tai nieko, klausytai dvigubą dozę išgirsti. Ir tik tu, kai kalbėjai, aš prisiminiau dar kažkokį momentą. Bet dabar biškai iškrito. Svarbu apie tą, kaip tu sakei, kad... Kad apie atreagavimas? Kad atreagavimas toks, kad tarsi... Jo, pamiršau. Lemba, gal prisiminsi paskui, nežinau. Neateina, žinai, man irgi aš tai sakiau. Nu, tu tai nebuvai mano galvoje. Oi. Jo, tai jeigu... Kas čia per reakciją, tau baisu pabūt mano galvoje? Oi. Aš dabar pykstu. Atleisk. Nu. Jo, tai jeigu paėmus tą kontaktą, tai jis yra maždaug toks, ką mes ką tik, nežinau, kiek čia laiko kalbėjom, 20 minučių, 25-30 apibūdinom. Aš manau, jis dar gali būti ir dar kitoks. Čia tikrai nėra viskas šventa ant popieriaus lapo parašyta. Čia tikrai daug mes ne viską pasakėm, čia yra plati tema, kuri turi dar potėmį labai daug ir čia tikrai galima būtų išnekėti ir dar daugiau. A, žinai, kas yra dar įdomu? Ne. Aš prisiminiau dabar. Ką norėjai pasakyti, prisimeni? Gal ne tą, bet kai ką dar svarbu momentą. Šauk. Kad kontaktas, jisai, ta prasme, tai veiksmas jau. Reikalaujantis kažkokios energijos. Jo, reikalaujantis jau kažką veikti. Nes vat, būtent jeigu kalbėti apie terapiją, terapinį procesą, kur žmonės dažnai, mes sąmoningumą plečiam tarsi. Netarsi, o tikrai. Gerai, ačiū. Bairio. Man tas žodis tarsi. Kaip tarsi, kaip plečiam sąmoningumą. Bet būna, kad klientai ateina jau pakankamai sąmoningi. Nu, šiais laikais ypatingai. Daug prisiskaitė, apie save žino, savo traumas ten ir savo ten dar kažką. Ir aš tiesiog noriu pasakyti, aš einu prie to. Aš klausau viskas. Pasakyti, kad aš žinau, sąmoningumas, mano išplėstis, aš puikiai moku analizuoti ir žinau, bet nieks nevyksta, nesikeičia. Geriau nesijaučiu. Gal šiek tiek iš pradžių jaučiausi, bet, man daug naudos žinojimas neduoda. Tai čia vat ir ateina, kodėl? Ne tai, kad kodėl. Čia yra mano dabar toks, kad aš žinau, bet ar aš leidžiu savo patirti tai, ką aš žinau. Aš žinau, aš galiu įvardinti visus jausmus, bet ar aš leidžiu jau savo išjausti. Ir vat būtent išjausti kontakte, tai keičia. Mano manimu, būtent tai kažką keičia ir mane sujudina, kai aš kontakte su kitu, vat kaip su pykčiu, dalinuosi, aš ne tiesiog pasakau, aš pykstu.
o kitas pasako, Nu, ką gerai, padarysi? pyk. Ir mes abu jau pyksta, matau, tu pyksti. Nu, pyk, nu, Jo. žinai, gaila man, tipo. Jo, bet ar aš iš tikrųjų leidžiu būti savo tam jausme, ar aš ne iš karto iš jo pabėgstu už jo. Nu, Tai viena, jo, aš suprantu, mantu, viena, ar tu leidi būti savo, antra, ar kitas, kuriam tu sakai, irgi savo leidžia būti su to, ką tu jam sakai. Jo. Galbūt jisai neleidžia. Pabaig. Viskas. Jo, tame ir yra va, ta rizika būti pamatytam. Kai aš ateinu su savo jausmais, aš sakau, pavyzdžiui, tau, Vytį, tu mane įskaudinai. Nu, Ir išeinu. Labai faina reakcija. Labai faina reakcija, jo. Sveika reakcija. Nu, ne tai, kad sveika, bet nu, ir apsiverkti kažkas, arba supykti. Ir nes skaudu, dar labiau skaudinai, žinok. Apsisukai ir išeit dar norėjai. Užuot, jeigu aš pasakysiu, o kas įvyko, žinai. Kas čia tokio buvo, kad, žinai, tu matai sakai. Dabar nesugalvosiu. Ne, čia tiesiog, čia impromptu, žinai. Bet jo. Nu, tai čia du labai skirtingi pavyzdžiai. Fain labai. Skaudė man. Paskui pašnekėsim. Tai va, šitas momentas, man atrodo, buvo svarbus. Ačiū, kad galbūt faina, kad tą ir norėjau pasakyti, jo. Ir nežinau, dabar jau kažkaip... Nežinau, ką dar galėčiau. Kol kas... Aš irgi žinau. Dabar, jeigu prieš tai sakai, kad aš einu link pabaigos, tai dabar aš jaučiu, kad einu link pabaigos. Gerai. Jauti tą patį ar nelabai? Nu, aš tiesiog... Ar jaučiu aš tą momentą? Aš tikrai dar galėčiau būti čia, nors bijau čia būti. Koks įdomus, tas dar momentas įdomus, kad aš bijau pradėti tą filmavimą, o paskui išeiti. Kaip pradėjo, tai išeiti nenori. Ar nenori išeiti, jo. Bet kad pasakyt kažką man dabar niekas neateina į galvą, bet tikrai mes neišsem... Ne, tai yra... Neišseko ta tema, jinai tikrai plati ir ten daug dar yra visokių... Jo, tai, ką mes čia pasakėm, tai yra šiandienos posakiai, ir jie lieka šiandieną. Tai nėra pabaiga ir gali būti daug visokių niuansų, peripetijų, kaip Liuba sakė. Ir tiesiog tai... Jo, tai yra apie nežinomybę, apie įvairumą, apie nenuspėjamumą, baimę, malonumą, riziką, įtampą, visi šitie žodžiai, jie įeina į kontakto tą visą sąvoką. Ir ką mes kalbėjom šiandien, jo, tai tiek ir palėtėm, bet gali būti dvigubai daugiau, trigubai. Galbūt jums besiklausant kils kažkokių klausimų? Parašykit, kas jum yra kontaktas, kaip jūs, ar esat patyrę kažką panašaus, ką mes kalbėjom, o galbūt tai yra visiškai nauja ir netikėta, ir negirdėta, ir nepažinta. Jeigu norit pažinti, kviečiam pas mus susukti. Man baira. Jau. Labai kviečiam. Ir grįžtamasis ryšys, kaip jau anksčiau sakiau, būtų labai fainas, seniai neturėjom. Ir dėl to liūdžiu. Aš truputėlį. Būtų fainai girdėti kažką iš jūsų. Ačiū, iki. Ačiū, iki kito. Čiau. Čiau.